Kalimera, kalomėsimėri, kalikirieki. Geros dienos, gero vidurdienio ir aišku, gero sekmadienio linkėjimai. Ne iš Kretos, ne, vaizdas tikrai ne iš Kretos, už mano nugaros Marmuro jūra. Ir realiai dar turėčiau sakyti Gunaidin, turkiškai, nes vis dar su Jurgita esame Turkijoje, bet be salų mes gyventi negalim. Ir mes esame šiuo metu saloje. Tai yra Halki. Jeigu keliaujate po Graikiją, keliavote ir ypač jeigu buvote Rode, tikrai žinote Halki. Ir gal galvojate, kad mes esame toje Halki, kuri yra būtent prie Rodo. Ne. Halki pavadinimas yra labai populiarus graikų toponimikoje vien tik dėl to, kad Halkos graikiškai yra varis. Ir ten, kur buvo išgaunamas varis, dažnai tos vietos buvo su pavadinimu Halkos, Halki. Jūs žinote, yra Halkidiki, toks pusėsalis, jūs turbūt žinote Halkidą, Evijos sostinę, jūs turbūt žinote ir Halki tuo atveju, jeigu buvo atrodę. Tai Halki yra ir čia, prie Konstantinopolio, taip, mes esame, jūs geriau galbūt žinote tą miestą kaip Stambulą, bet joks graikas jo nevadina Stambulu, tai yra būtent Konstantinopolis ir Halki yra ta sala, kuri yra šalia. Beje, tai yra ne vienintelė sala, iš viso yra 7 salos šalia Konstantinopolio ir jeigu keliaujat kada nors į Konstantinopolį, tikrai žinote, kad jos vadinasi princesių salomis arba iš tikrųjų ne, yra vienintelė princesių sala. Tai jeigu žiūrint, jinai štai priešais mus, va tas pusėsalis, kuris yra išsikišęs, yra princesių sala, arba apskritai dar, sakytume, karališka sala, dėl to, kad Bizantijos imperijos metais ten buvo tremiami karališkos šeimos nariai, tie, kurie galėjo sukelti kažkokius tai nepatogumus kitiems karališkos šeimos nariams, tai jie buvo tiesiog ištremiami į tą salą. Jinai šiais laikais vadinasi Bujukada, išvertus iš turkų kalbos tai yra tai būtent didžioji sala. O mes esame Hebelijadoj. Nesiverčia liežuvis vadinti jos turkiškai Halki. Tegu ne Halki, priešais dar yra kita sala, štai ten nameliai, tai yra Antigonė. Šiaip tai pavadinta Antigono vardu, vienas iš Aleksandro makedoniečio kariuomenės vadų, būtent čia įkūrė savo rezidenciją ir jo garbei pavadinta buvo šita sala. Dabar, aišku, Turkijos laikais, graikas pasakytų Turkijos okupacijos laikais netgi, viskas yra pasikeitę, aišku. Šita sala, kurioje esu, Halki, yra graikiškiausia išlikusi. Kodėl graikiškiausia? Dėl to, kad saloje lig šiol yra 2 vienuolynai. Vienas štai priešais jūs, jis yra visiškai uždarytas, tai yra graikų ortodoksų vienuolynas. Kitame mes jau buvome su Jurgita, jisai yra kitoje salos pusėje ir ten buvo vienintelė ne Bizantijos, o Konstantinopolio patriarchato seminarija, pavadinkime, teologinė mokykla, kuri dabar uždaryta. Dėl ko jinai uždaryta? Dėl to, kad Turkijos vyriausybė 1971 metais priėmė sprendimą, kad gali veikti tik tai valstybinės aukštosios mokyklos, nėra privačių aukštųjų mokyklų. Ir štai šita mokykla, teologinė mokykla, buvo priskirta prie privačių. Plus, aišku, šitas dar vienas stogas čia yra karo akademija. Karo reikalų be abejo visur yra, tiek Turkijai, tiek Graikijai, šito gero netimsi. Kodėl dar yra šita sala labiau graikiška? Dėl to, kad Graikijos bendruomenė čia gyveno iki pat praktiškai 1950 metų, netgi po Antro pasaulinio karo. 20 amžiaus pradžioje čia buvo apie 10 000 gyventojų, iš kurių tik tai 600 buvo turkai. Tai vat, galite tik suprasti. Visi kiti buvo graikai. Tai dar kartą sakau, tai yra graikiškiausia sala iš princesių salų, jeigu jas taip vadintume, bet tai nėra princesių salos, kaip ir sakiau, kiekviena sala turi pavadinimą, princesių sala yra tik tai viena. Tai tiek istorijos apie vietą, kurioje esu. Taip, mūsų Jurgita domina mūsų kelionėse graikiškas palikimas ir mes keliaujame ir ieškome graikiško palikimo, kaip ir Konstantinopolyje. Be abejo, turkų vyriausybė daro viską,
absoliučiai, skleisdami savo propagandą, mes su tuo labai susidurėm. Graikiškos kai kurios vietos yra tiesiog uždarytos, pavyzdžiui, Mozaikų muziejus likščiol uždarytas, pavyzdžiui, kai kurios cisternos, kurios yra po garsiuoju stadionų, po hipodromų yra uždarytos. Daug kas yra uždaryta, daug ko jie nenori rodyti, o jeigu rodo, tai be abejo jau visai kitais tikslais, bet vieno, nenugriausi senojo Konstantinopolio sienų, tai paprastai. Daug ką jie sugriovė sienų viduje ir daug ką pastatė kitaip ir nepakeisi to graikiško palikimo. Čia vis dėlto jaučiasi tas graikiškas palikimas ir kaip be būtų gaila, niekas nedaro ekskursijų apie tai. Nežinau, turbūt jeigu kažkas iš graikų ar dar pradėtų daryti tokį graikišką palikimą, ar užsieniečiams tą pradėtų rodyti, kreivai turbūt Turkijos vyriausybė tai žiūrėtų ir ilgai tai nesitęstų. Taip jau yra. Propagandos, sakau, dar kartelį daug ir pabandykite patys, važiuodami į Konstantinopolį, surasti visą tai, kas yra graikiška. Patikėkit, jums atsivers visai kitas miesto vaizdas. Geriausia, aišku, tokiu atveju apsigyventi Faticho rajone, kaip ir mes tą darome, tai yra senose Konstantinopolio sienose ir vaikščioti po jį. Ir aišku, atvažiuoti va tokias salas ir ieškoti graikiškumo židinių, jeigu aišku jums tai yra įdomu. Mums tai yra įdomu, dėl to apie tai jums ir pasakoju. Nors kita vertus, aišku, jūs galbūt šitą transliaciją žiūrite dėl to, kad jums įdomus atostogos Kretoje ir kas yra susiję su Kreta. Tai va su šitais Halki vaizdais ir su Marmuro jūros vaizdais, nes priešais mane yra Marmuro jūra, šiek tiek apie Kretą. Nuo čia iki Kretos apie porą valandų skrydžio ir kas dedasi Kretoje. Ogi Kretoje prasidėjo atostogų sezonas. Vakar į Herakliono oro uostą nusileido pirmieji lėktuvai iš Didžiosios Britanijos, tai yra iš Londono, Glasgow ir Mančesterio. Ir realiai jie pradeda tų tiesioginių skrydžių užsakomųjų reisų pradžią. Tai yra tųjų lėktuvai, tųjų kompanijos lėktuvai. Kaip žinia, didžioji dauguma kitų lėktuvų ir pati sezono pradžia po kovo 20, o iš Lietuvos pirmieji skrydžiai su Air Baltic nuo kovo 30. Tai po truputį Kreta ruošiasi sezonui ir jau turi pirmuosius turistus. Apie tai rašo ir spauda, kaip viskas prasideda ir keičiasi. Ir spėju, Kreta dar labiau žaliuoja ir dar labiau žydi negu čia Halki žydi, ar ne? Augalai labai pažįstami, realiai čia yra dygieji liepštai, taip pat dygus, kaip ir Kretai, viskas tas pats, gamta labai panaši. Tai sezono pradžia yra pradžia ir graikai be abejo tam labai ruošiasi. Besiruošdami jie tvarko kelius Kretoje ir daug pranešimų spaudoje, kiek tenka sekti apie būtent kelius Kretoje tvarkomus. Kai atvyksiu į Kretą po savaitės, pasistengsiu pravažiuoti, pasižiūrėti, kas naujo, kas remontuojama, kas sustabdoma. Taip, kelio remonto bus daug ir, kaip žinia, statomas naujas oro uostas Kretoje, Kastelį oro uostas, su juo susijusių kelio darbų, infrastruktūros darbų be galo daug, plus yra taisomi kai kurie keliai. Tai tie, kas atvažiuos balandžio, gegužės mėnesį į Kretą, nusiteikite, kai kur eismas stos. Ne tai baisiai, tik tai nereikia galvoti, kad ten viskas labai stos, bet nusiteikite tam. Aišku, balandis gegužė tai yra tas laikas, kai geriausia nuomotis automobilį ir keliauti po Kretą, juolab tai yra tas laikas, kai jūs galite pamatyti žaliuojančią Kretą ir juolab reikia taikytis prie orų, nes dabar koks oras Kretoje? Panašus kaip ir čia, Halkyje. Šiuo metu čia apie 16 laipsnių, 15-16 laipsnių. Kretoje ta pati temperatūra, žinau, ir Lietuvoje pakankamai šilta. Ir žada sinoptikai, kiek mačiau, kad Lietuvoje irgi bus apie plus 16 kelių dienų bėgyje. Tai manau, kad temperatūra vienu momentu susilygins Kretos ir Lietuvos. Ir netgi gal pagalvosit, ar verta skristi į Kretą. Buvo toksai vienas anekdotas, tikras anekdotas, pavadinkime taip, kai atsimenu kovo
pabaigoje prasidėjo pirmieji skrydžiai iš Lietuvos į Kretą tiesioginiai ir atvykę labai nuogąstavo, sako, mes norėjom šilumos, o patekom į dar šaltesnių orą negu Lietuvoje. Na ir iš šito kelio atsiveria štai tolumoj didysis miestas, Konstantinopolis, taip. Pasižiūrėkite, ten visi didieji pastatai, čia daugiau azijinė pusė, Chalkė yra prie azijinės pusės, nes Konstantinopolis yra vienintelis pasaulyje miestas ant 2 kontinentų, ant Europos ir Azijos. Ir tai yra milžiniškas miestas, 16 milijonų gyventojų, plus aišku, ne tas, kur artimiau, va tas, kur tolimiau, žiūrėkit. Plus dar aišku, pabėgėliai, kurie labai matosi ypač Fatiho rajone, matosi irakiečių pakankamai daug, matosi iš Pakistano žmonių pakankamai daug, na, pakankamai taikiai viskas atrodo, bet graikai, kaip pasakiau, kad esu Konstantinopolyje, sako, šiek tiek būk atsargesnis. Na, nematau kažkokio tai išskirtinumo čia. Nors, aišku, mes esame Konstantinopolyje ne pirmą kartą. Ir lyginant su tuo praeitu kartu prieš 1,5 metų, pastarąjį kartą, kai buvome, pasikeitė žmonės. Labai pasikeitė. Jie irzlesni pasidarė. Gal dėl infliacijos, kuri tikrai jaučiasi, nes lyra gerokai pakritus čia Turkijai. Gal dėl to nuolatinio bėgimo, nes miestas labai duoda didelį tempą. Bet iš tikrųjų šiek tiek nuvilia žmonių bendravimas šiomis dienomis, kai esame Konstantinopolyje, prisimenam jį visai kitokį, daugiau lengvesnį, kaip graikai pratę, žinot, lengviau, su tokiu pakilimu šiek tiek daryti. Turkai kažkodėl tą prarado, bent jau čia Konstantinopolyje. Nežinau kaip kitur, jūs gal esate keliavę kitose vietose, gal jaučiasi kitaip, bet mes čia Konstantinopolyje šiek tiek tą jautėme. Bet grįžkime vėl dar prie Kretos. Taip, jinai va ten, pietuose, kur dabar saulė šviečia stipriai ir kretiečiai, kaip ir sakiau, ruošiasi sezonui. Jokių kažkokių ypatingų pranešimų nėra. Vienintelis, kad tik tai šitų įvykių, kas vyksta Irane fone, Graikijos vyriausybė priima sprendimą, tiksliau pateiktas parlamentui svarstyti, drausti burkas viešoje erdvėje. Tai yra, kad moteris nebūtų užsidengusios visiškai ir nešiotų tokius drabužius. Kas Kretoje jau buvo matyti beatsiranda, sakytume taip, tokius drabužius nešiojančių moterų. Tai vat graikai ėmėsi svarstyti šio klausimo ir nežinau, kiek tai susijusi su tais įvykiais, kurie vyksta Irane, bet na, kažkaip tai kartais atrodo, kad čia viskas kartu į vieną krūvą. Tai va. Ir daugiau pasiruošimas atostogų sezonui. Nepaisant to, kad mes esame Konstantinopolyje ir dar keliaujame po salas, atvykstame čia ir į Chalkę ir taip pat buvom ir Bujukadai, Princesių saloje, beje, joje buvom pabėgioti, 8 km nubėgom. Be abejo, iki graikų vienuolyno, graikų ortodoksų vienuolyno. Sakau, mes ieškom kažko tai graikiško. Tai mes tuo pačiu ir ruošiamės sezonui, atsakinėju laiškus, tvarkau automobilių nuomos rezervacijas, jeigu kreipiatės, taip pat atsakau dėl ekskursijų. Jeigu kažkur tai yra daugiau kažkokio bendravimo, be abejo, jums pasakau, kad tik tai po savaitės, nes mes po savaitės vėl būsime Kretoje, atsiliepsiu ir duosiu visą informaciją. Tai kad jeigu yra kažkokių klausimų, be abejo, kaip visą laiką, atostogos@manokreta.lt, šituo elektroniniu paštu geriausia kreiptis. Dabar bendrauju daugiau per Viber ir per WhatsApp. Šitie kontaktai yra paskelbti manokreta.lt svetainėje kairėje viršuje. Tai jeigu žiaisite tenai, matysite tos kontaktus, galite paskambinti per Viber arba WhatsApp. Bet sakau, galim ir iš pradžio susirašyti per atostogos@manokreta.lt. Beje, tiems, kas rašo, didelis toksai prašymas supratimo. Įsivaizduokite, jūs klausite dėl patarimo dėl viešbučio arba patarimo dėl kelionės kažkokio plano. Pirminiam kartais apsitarimui mes žodžius susiskambinę galim aptarti per 15-20 minučių. O susirašinėjimui man reikėtų 4-5 valandų. Žinokit, laikas yra svarbus dalykas. Ir taupykime vieni kitų laiką ir supraskite, kad tiesiog taip mes daugiau padarysime, jeigu
karts nuo karto susiskambinsim. Dėl to man labai keista, kai žmonės sako, arba nutrūksta bendravimas, aš pasakau, paskambinkite, arba aš jums galiu paskambinti. Ir ne, tyla. Nebijokite tokio, mes galime pabendrauti ir aptarti visus jums rūpimus klausimus dėl atostogų Kretoje. Taip yra tiesiog greičiau ir taupykime vieni kitų laiką. Laikas yra labai svarbus, nes susirašinėjimui iš tikrųjų neturiu net fiziškai laiko, ypač dabar, kai mes dar ir keliaujame, o ne tik tai dirbame, nes paskui, kai dirbsim, aišku, atsiranda dar ir kiti reikalai, tai kad bendravimas susiskambinant yra paprastesnis. Tiesiog turėkite tą omeny. Tai tiek šiandien, aišku, nepamiršau, kovo 8-oji, visas moteris su kovo 8-ąją, graikai šią šventę švenčia, pamirždami jos sovietinę kažkokią, tai jie net nesieja ją su kažkokiu tai sovietiniu palikimu, nes moterų teisų klausimas yra labai aktualus ir jis išlieka, beje. Stambulas, žinot, Stambulo konvencija, kad ir kiek jinai sukeltų įvairiausių diskusijų, jinai vis dėlto liečia moterų teisės ir šiandien ta kovo 8-oji yra tikrai svarbi diena apie moterų teisės, pasakoju dažnai ir savo ekskursijose, kas buvot, puikiausiai prisimenat, kas dar bus, irgi apie tai pasakosiu, nes tai yra sudėtinė graikų gyvenimo dalis, kaip ir turkų gyvenimo dalis čionai Turkijai. Tiek šiandien, dar šiek tiek vaizdų su Marmuro jūra, su skaisčia saulė. Spėju, gal ir jinai šviečia tokia pati ir Lietuvoje, kaitri, nežinau, kad pavasaris ateina į Lietuvą ir tuoj viskas sužaliuos, o čia tiek prie Marmuro jūros, tiek prie Kretos jūros, Egėjo jūroje viskas žaliuoti pradeda dabar dar daugiau negu žiemą, nes žiemą, be abejo, žiema šituose kraštuose yra žalia, o ne balta. Tai ačiū, kad domitės, ačiū, kad sekat. Tikiuosi patiko tas pasakojimas šiek tiek ir ne apie Kretą, o apie šitas salas. Linkiu visiems keliauti besidomint, kur keliaujat, turėti kažkokį tikslą ir iš tikrųjų tos kelionės suteikia visai kitą požiūrį ir atidaro didesnius horizontus. Kita transliacija, kitą sekmadienį jau iš Kretos, beje, kitą sekmadienį Venizelijoje bėgimas, kuriame mes su Jurgita dalyvausime. Jei kas nors norit prisijungti, Chanjoj, Venizelijoje bėgimas, būtent pagerbent Elefteriją Venizelą, prisimenant jį, graikų tautos patriarchą, kaip mūsų Joną Basanavičių, prisijunkite. Galite dar tą padaryti, tikiuosi, užpildant anketas. Jeigu kažkam įdomu, pasidalinsiu po šito video netgi ir nuorodą apie Venizelijoje bėgimą. Taigi, kitą sekmadienį jau transliacija iš Kretos. Dėkui, kad sekat, dėkui, kad domitės. Sėkmės. Iki.